Diagnostikos galimybės, jeigu lyginti su tuo, kas buvo prieš 10, prieš 20 metų, tai yra ženklės pagerėjusios, kadangi atėję mums į pagalbą molekuliniai tyrimai, kurie pagal savo jautrumą sukėlėjams, pagal specifiškumą būtent tiems sukėlėjams yra jautresni, kiek ir brangesni, bet galbūt vieną kartą tikslinga pasidaryti brangesnį tyrimą ir tiksliai pasakyti, ar yra, ar nėra tas sukėlėjas, negu darytis paprastesnius tyrimus, pigesnius, bet taip ir likti nežinioje vis dėlto dėl galutinio atsakymo, kaip yra iš tiesų. Pas mus yra ir ginekologas, tai, sakykime, jeigu tai, nes tos problemos tiek vyrų, tiek moterų, tai yra poros problema ir bus beprasmiška spręsti vien tik vyro problemą, jeigu nebus sprendžiama moters irgi problema kartu. Tai aišku idealu, kai, sakykime, pora gali kreiptis į vieną gydymo įstaigą ir tiesiog gauti adekvatų gydymą abudu.